Nors Kaune įsikūrusi reabilitacijos bei fizioterapijos klinika Antalgija veikia dar tik pirmosius metus, klinikos komanda jau gali didžiuotis padėjusi šimtams žmonių susigrąžinti sveikatą, o drauge ir gyvenimo džiaugsmą. Pati kaip neurologė savo klinikinėje praktikoje kasdien susiduriu su skausmą kenčiančiais pacientais ir su sunkumais dėl reabilitacijos paslaugų neprieinamumo ir kokybės. Tad ir kilo mintis atverti kliniką, telkti reabilitacijos paslaugas vienoje vietoje. Nepaslaptis, kad konkurencija šioje rinkoje yra išties ganėtinai didelė. Kaip manote, koks yra jūsų klinikos išskirtinumas? Turiu pasigirti, jog turime subūrę nuolat tobulėjančių savo srities specialistų komandą. Turime moderniausią šiuo metu rinkoje esančią įrangą. Orientuojamės į individualų požiūrį į kiekvieną pacientą. Gydymą galime pasiūlyti pradėti nedelsiant, nelaukiant eilėse ir sulaukti gydymo rezultatų per trumpesnį laiką. Patyrusių profesionalų pagalbos klinikoje sulauks sergantis neurologinėmis ligomis, kenčiantis nuo ūminių bei lėtinių skausmų, patyrė insultą, žmonės po operacijų ar turintis kitų jungiamojo aparato problemų. Kaip galima susigrąžinti judėjimo džiaugsmą? Turbūt geriausiai būtų neprarasti to judėjimo džiaugsmo, užsiimti ligų profilaktiką. Tačiau jeigu jau atsitiko taip, kad ta sveikata nėra tokia, kaip tikimės ir atsitinka visokios nelaimės, kurių metu įvyksta traumos ar lygos, po kurių gali tekti atvykti ir pas gydytojus ir tada reabilitacijai. Mūsų klinikoje iš tikrųjų yra profesionali ekspertų komanda, gydytojai, kineziterapeutai, masažuotojai, ergoterapeutė, psichologė, logoterapeutė, slaugytojai, kurie gali jums padėti ir sudarius individualų reabilitacijos planą atkurti prarastas funkcijas. Dažnai prireikia nuskausminančių procedūrų, prireikia raumenis atstatančių procedūrų, tokių kaip raumenų elektrostimuliacija, magnetinė stimuliacija, Super-Inductive System naujos kartos aparatu. Be abejo, vien tik aparatais raumenų jėgos neatstatysi, reikia ir pačio paciento įdirbio ir noro padėti savo. Tai šiuo atveju didelį darbą atlieka mūsų kineziterapeutai, kurie sudaro pratimų sistemas, pagal kurias pacientai gali mankštintis savarankiškai namuose ir jeigu reikia intensyvesnės priežiūros, tada atvyksta pas mūsų kineziterapeutą ir dirba jau kineziterapeuto priežiūroje. Su šypsena fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytoja dalinasi viena iš daugelio pacientų sėkmės istorijų. Buvo atvykęs jaunas vyras, kuriam iš tikrųjų surakino nugarą ir kelias savaitės gydėsi įvairiais gydymo metodais įvairiose klinikose ir nelabai veikia tie gydymo metodai. Atnaujinom sudarytą kineziterapijos planą, pritaikėm bendro atpalaidavimo sauso hidromasažo procedūrą, tikslinio poveikio magnetinę stimuliaciją. Na ir savaitės bėgyje žmogui iš tikrųjų stipriai sumažėjo skausmas, judėjimas išskirtinai palengvėjo ir tas buvo lengva nuostaba vyriškiui, kad taip greitai pavyko išspręsti problemą, kuri kelias savaitės nesisprendė. Tiesa, apie kai kurias ligas ne tik prabilti, bet ir gydyti jas nejauku. Tai šlapimo nelaikymas ar seksualinių funkcijų sutrikimai. Natūralu, kad kai sunkumai ištinka tose jautriose mūsų srityse, iš tiesų kreiptis pagalbos daugeliu žmonių yra sudėtinga rasti tos žodžius, kaip prabilti apie problemas ne tik su artimaisiais, bet ir su gydytojais. Tačiau nuodugniai tyriam ir profesionaliai gydom šitas sveikatos problemas. Šlapimo nelaikymas, tuštinimosi sutrikimai, įvairūs lytiškume sunkumai, skausmas dubens srity neretai yra dėl dubens dugno raumenų funkcijų sutrikimų. Apibendrintai šitos būklės vadinamos dubens dugno raumenų disfunkcijomis. Dažnu atveju dubens dugno raumenų disfunkcija sukelia nėštumas, gimdymas ar fiziologiniai moterų kūno pokyčiai bėgant metams. Tačiau dėl dubens dugno disfunkcijos kenčia ne tik moteris. Problematika aktuali ir vyrams, bet išsigąsti nederėtų. Nepatogios problemos taip pat turi sprendimo būdus. Paminintas efektyviausias priemonės, kurias mes naudojame, tai aišku, pirmiausia kineziterapija, įvairūs gydomieji pratimai, pasijungiame grįžtamojo ryšio priemonės kaip irinemetrija, funkciniai ultragarsiniai tyrimą. Taip pat, kai reikia, taikome elektrostimuliacijas raumenų per makštį, tiesiąją žarną, o kai neįmanoma, galima pasirinkti išorinės metodikas. Kada turime skausmo problemą dėl dubens dugno raumenų sutrikimų ir jų hiperaktyvumo, taip pat yra didelis arsenalas, kaip galime kiek įmanoma greičiau padėti žmogui suvaldyti skausmą, išeiti į geresnę situaciją. Ir apibendrinant, norisi pabrėžti, kad mūsų turima moderni tiek diagnostinė, tiek gydomoji fizikinių veiksnių technika, tiek labai
glaudus bendradarbiavimas komandos, gydytojų, kineziterapeutų, psichologės padeda tikrai nieko nenusileisti ir vakarų valstybėse specializuotiems reabilitacijos ir gydymo centrams, kurie teikia būtent paslaugas pacientams sergantiems dubens disfunkcijom. Taigi tiek gydant dubens dugno raumenų disfunkciją, tiek prireikus kineziterapeuto ar reabilitologo pagalbos, svarbu neignoruoti simptomų ir kuo skubiau kreiptis į gydytojus. Bet koks negalavimas, o ypač skausmas reikalauja savalaikės pagalbos tam, kad sugrąžinti sutrikusią funkciją, judėjimo laisvę, kad grįžti į įprastą kasdienį ir darbo veiklą. Mūsų klinikoje apsilankantis pacientai neretai nustemba, jog tam tikra procedūra pagerina savijautą ir padeda atsikratyti ilgai varginusio skausmo. Tad ar gali būti geresnė investicija nei į savo judėjimo laisvę, į savo sveikatą?